Grybauskaitė. Lietuvos piliečiai. Na ir graži ta mūsų Lietuva. Tiek vėliavų, tiek gražių miestelių ir miestų, tiek gražių žmonių. Visus, kuriuos matau čia, sveikinu šiandien su mūsų naujų istorijos puslapiu. Esu čia, nes tokia buvo jūsų piliečių valia ir mano apsisprendimas. Prisiekiau tautai ir esu pasiryžusi visas jėgas skirti Lietuvos žmonių gerovei. Į valdžią einama ne dėl garbės ar pinigų. Politika ne verslo rūšis, tai turi būti pašaukimas. Atėjau ne vadovauti, o tarnauti žmonėms. Galimybė gerinti gyvenimą ir stiprinti Lietuvą man yra didžiausia garbė, atlygis ir tikslas. Laisvės ir demokratijos troškimas gimsta širdyje. Širdyje prasideda ir valstybė. Ar 1000 metų pakako, kad suvoktume, kokios valstybės norime ir kokie mes esame. Garbėjai vėliavnešiai iš visos Lietuvos, šiandien mane supantys, esate liudininkai. Mūsų miestuose ir miesteliuose apstų valdžios paniekos žmogui ir nepagarbos įstatymui bei neteisybės. Kurkime valstybę patys, pradėkime nuo pamatų, vietos valdžios. Merus ir seniūnus rinkime tiesiogiai, priverskime vietos politikus atsiskaityti savo rinkėjams. Tik nesukime klystkelių. Jei balsuosime už tuščius pažadus arba iš pykčio, leisimės paperkami. Ar patys pirksime, demokratija virs parodija. Brangus tėvynainiai, keliaudama po Lietuvą, mačiau daug neapykantos vieni kitiems, savęs naikinimo. Didžiulę prarają tarp skurdo ir prabangos. Lietuva susipriešinusi. Kviečiu Lietuvą taikytis. Esame viena tauta, viena valstybė. Tik dirbdami kartu įveiksime ekonomikos, politikos ir moralės nuosmukį Lietuvoje. Linkiu visiems mums tvirtybės.